Labas rytas, draugai. Žodžiu, šiandien ryte miegu. Buvom sustarę su betonuotojais, kad jie man paskambins. Iš vakarą pasakys, ar šeštadienį ar sekmadienį. Tai taip skaniai miegu, skambint betonuotojai. Sako, atvažiuojam, mes jau keli. Wow, šokau į kelnes staigiai, net nepusryčiavęs nieką. Nu, nesvarbu. Dabar važiuoju, paimsiu staigiai šlangas, paimu šlangas, paimu cementą, nuperku ir važiuoju į objektą, į vietą. Ir, šiandien vėl, kaip sakant, kaip seksis, kaip ką, viską pafilmuosiu, parodysiu, visą eigą. Čia, kur buvau kalbėjęs apie betonuotojus, tai va čia šitie betonuotojai yra. Jie yra iš, jei neklystu, iš Joniškio. Šiaip neblogi betonuotojai, aš jau nežinau, kiek objektų esu daręs, tai jie man visur betonavo ir viskas liuks. Tai gerai, esu kely, važiuoju, eigą rodysiu viskas kas kaip. Nu va, o tokia paletė cementą bus, 46 cementai po 46, jo po 25 kg, tai kažkur ant 100 kvadratų bus tiek. Reikėjo po 35, bet nėra parduotuvėje, tai po 25. Tai bandysim, kad su paletė įkrautų mums ir bandysim važiuoti į vietą. Nu, dar kad diena būtų šviesesnė, cementą pasikruojam. Reikia pasiimti kavos. Nes šitą atsikėliau nebuvo niekada, nebuvo kada net kavos atsigerti. Einu, nusipirks dar kavos. Tai dabar jau esu kely į objektuką, tai važiuoju, galvoju dar keletą kadriukų padarysiu. Gal nepaminėjau, tai betonavimą bus 95 kvadratai, sluoksnis bus tarp 5-7 cm, taip kažkur, nu taip apie 6 cm vidurkis, sakykim taip. Tai kaip gyvenamai patalpai, tai pilnai užtenka, nu, sakau, 5-7, taip yra gerai. Taip, dar ką įsidėjau iš sodybos šlangas pasiėmiau, kad galėtume pasijungti vandenį. Kol Hebra ten pasiruoš, kol ką, pripumpuosim vandens į bačkas, kad būtų vandens ir, kaip sakant, gerai, nešutmaliauju, judu į priekį. Nu ką, cementą išsikrovėm. Hebra padėjo iškrauti. Tai dabar tuo eis atsimatuos aukščius, viską. Vieni ruošia tą, kitą tą. Staigiai čia neišsibetonuoja greitai. Nu, Hebra pasiruošė. Garlaviną pasiruošė pilti. Šlangas. Šlangikės. Aukščius nusiėmė. Aukščiai nuimti. Pamatavo su savo nivelieru. Tai tarp 5 ir 7 cm, kaip ir sakiau. Taip ir yra. Viskas liuksiškai. Čia tą kampą nebetonuosim, kur dušas bus, pasakiau iš kartą. Tai... Nu ką, pradės toj betonuoti. Hebra jau pasiruošė viską. Kojinės batus apsimovė. Terps betons. Na ką, palikau betonuotojus. Ten žiūriu, tokie debesiukai pareina neblogi. Bet tikiuosi nesutrukdys. Tai betonavimai. Na, betonavimai nesutrukdys. Bet tik tiek, kad dirbt bus nemalonu betonuotojams. Tai dabar važiuoju į degalinę biškį kažką užkasti. Ir grįšim atgal. Stebėsim betonavimo darbus. Nu, va, kol pavalgiau kebabiuką,
Chebra jau vieną kambarį išpylė. Varo toliau po prakaitų. Po to pasiims lėkštės ir užlėkščios, viską užlygins, užlipos ir viskas. Tai čia tas didysis kambarys, čia, lemma, dabar bijau pameluoti, 30 kažkelių kvadratai čia yra, man atrodo. Buvau matavęs. Tai žodžiu. Betoniukas pilasi, viskas liuksiškai. O kas tiek. Kaip eina betons per šlangas, matot? Trap, trap. Nu, kaip einas? Nu, dar vienas kambariuks išbetonuots. Greit pradės lėkščiuoti viską. Pradėsim čia dama, jau pasiruošę hebrai. Va, taip judam. Kiek čia gausi 100 kvadratų per kokį 3-4 valandikės padarysit. Pisnėts, ką greitai. Greitai hebra varo, malačiai. Beveik. Nu, dar vienas kambariuks. Tos pusės pažiūrėti. Čia pradės betonuoti dabar. Čia poliaruosi grindys, ane dabar? Aha. Tai biškį pafilmuosiu. Parodysiu, kaip poliaruoja grindys. Žmogus dabar poliaruoja grindis. Visi tie tokie nelygumai išsipoliaruoja, lygiai gražiai gaunas.
Striga akmuo šlangui. O, kažkas iškrito. O toks nedidelis akmenuks atrodo jau. Aha. Bet kai poliruoji biškį drėgmę į paviršių varo daugiau, ne? Sutankim. Nu, sakau, žiūriu, kad tokį drėgmesnę darot. Na ką, pritrūkom biškį cementą, buvo 46 maišai, 46 maišai po 25 kg, tai dar, sakė, jeigu tokie pat maišiukai, dar 3 maišus reikia. O jeigu po 35, tai sakė porą maišiukų paimti. Žodžiu, važiuoju į parduotuvę, valandų jau tiek, nežinau ar begausiu, gal iki 2 čia dirbu ant tai parduotuvės. Tai staigiai lėkiu į parduotuvę, bandysim greitai dar cementą gauti, o jeigu ne, nežinau, teksi naują akmenę minti. Nu ką, viskas, grindikės išbetonuotas, ten galia dar biškį poliruoji kambarį. Čia vada išeinant iš poliaros gabaliuką tokį, viso, grindys išbetonuotas. Nuo 10 kažkur grubiai iki, aš čia dabar pusė 3 gal. Netoli 5 valandų čia, 100 kvadratų, normaliai. Tai toks tas video šiandien, iki visiems. Dar nepaminėjau, kam reikės betonuotojų numerį, rašykit, būtinai duosiu numerį.